Labą dieną ir apie ką noriu pakalbėti iš karto, pasakyti, kokia mintis atėjo šiandien į galvą. Jau bet kuriuo atveju neišvengiamai panašu į tai, kad, kaip ir su NTM mokesčiu, jeigu jau yra diskusijos apie tai, kad reikės siūsti lietuvių karius į Ukrainą, tai praktiškai jau žinokit, kada apie tai šneka politikai, tai jau sprendimas yra priimtas, dabar tik reikia visuomeniai kažkaip tai tą pateikti ir pripratinti visuomenę prie to žinios. Tai esmė galbūt ne tame, kad jau to nepavyks išvengti su tokia politikos kryptimi retorika. Na tai galbūt reiktų pradėti žengti žingsnį toliau. Siūsti? Okei, siūskit. Ką siūsit? Va čia labai esminis klausimas. Ką tokios siūsit? Jeigu valdžia nežino, tai aš jau pakankamai nemažą bazę turiu susirinkęs tų pasisakančių internete, ypatingai tų drąsuolių, kurie gina Ukrainą ir tenais kovoja ir stačiai tiesiog internete suprakaitavę, net mazolį ant pirštų užsitrynę, kaip jie ten kovoja ir gina Ukrainoje Lietuvos laisvę. Tai ir yra pasiruošę net lietuvius žudyti, kad ginti Ukrainos laisvę, šitą Lietuvos laisvę Ukrainoje. Tai gal ir pradėti reikėtų nuo jų. Visus tuos, kurie taip drąsiai čia kovoja internete, parodyti savo drąsą į Ukrainą, kur iš tikrųjų ne tik tai patenkins savo poreikį žudyti, bet ir galės apginti tą Lietuvos laisvę, kaip jie čia visus vadina vatnikais ir taip toliau. Ir pradėti nuo tokių kaip, pavyzdžiui, Šaulių sąjungos nariai, ypatingai vadovai. Ir ne į kažkur tai ofisus Ukrainoje ar į bunkerius, bet į frontą. Drąsiausiai Spartos vyrai būna priekyje, ar ne taip? Tai vat ir pažiūrėsim. Ir bus, žinokit, labai gerai. Nes iš esmės aš kažkaip tai galvoju, kad ir komentarą be jau skaičiau, kad, ta prasme, žmonės taip galvoja, kad iš 100 išsiųstų daug dieve 2 kokie grįž. Ir gaus apdovanojimą. Kiti tą apdovanojimą gaus po mirties jau. Taip sakykim. Tai kaip ir būtų labai, ta prasme, visi patenkinti. Iš esmės išvažiuoja iš Lietuvos ginti Lietuvos laisvę tie, kurie ją ruošiasi ginti ir gina labai intensyviai internete. Galės pademonstruoti tuos gabumus, kaip jie sako, mes ten nuvažiuosim ir padarysim tvarką. Tai labai gera proga tą padaryti, nors aš nelabai suprantu, kuris įstatymas draudžia šiandien tą daryti jiems. Nes tokio įstatymo nėra. Susimetė į koinės 2 poras, nes daugiau nespėsi sunešiot, kol užlenks ir važiuoji. Bilietas į autobusą ir važiuoji. Ant bilieto gaila. Manau, kad valdžia galėtų skelbti konkursą, kad vykstantiems į Ukrainą kariauti, ginti Lietuvos laisvę, taip gal sakykim, nekariauti, nes karo Ukrainoje juk nėra. Yra speciali karinė operacija. Pagal rusus, o pagal Ukrainą iš viso neaišku, kas ten yra, nes karo nepaskelbta yra. Tai tada gaunas irgi tikriausiai speciali karinė operacija kažkokia, tai, vėl nežino. Va čia klausimas toksai, kad, kaip nėra atsakymo, tai, kiekvienas pats gali savo susigalvoti atsakymą. Nes ar tai mūsų valdžia protiškai neįgali, kad atsakyti, kas ten yra iš tikrųjų, ar tai, ta prasme, kiekvienas gali interpretuoti kaip nori pats. Bet dar prie šitos temos tuoj sugrįšiu neužilgo. Bet apie tai, kad reikėtų visus šitos siūsti į Ukrainą norinčius savanoriai ginti Lietuvos laisvę. Tai pasak valdžios skleidžiamos žinutės, jog ukrainiečiai gina Lietuvos laisvę, tai mūsų savanoriai savo norų gali važiuoti jau rytoj arba dar šiandien iš vakaro ir ginti Lietuvos laisvę. Ar jie tik tai drąsūs ant žodžių ir internete? Čia dabar yra reali galimybė jums pasirodyti ir parodyti savo drąsą. Ir nereiks lietuvių žudyti, o galėsit žudyti priešą. Praktiškai jau čia pat ir dabar. Tai tik tai reikia pervažiuoti iš Lietuvos teritorijos į Ukrainą. Bet nieko baisaus, nes, kaip sako mūsų valdžia ir visa Europos valdžia, kad Ukrainoje ukrainiečiai gina mūsų laisvę. Tai kodėl mūsų šauliai, tokie narsūs ir drąsūs Spartos vyrai, niekaip nenuvažiuoja kitos Ukrainos padėti tiems ukrainiečiams ginti Lietuvos laisvę. Nes, kaip ir minėjau, ukrainiečiai, jeigu gintų savo šalį, tai galbūt ir apsiginę, bet kadangi jie gina mūsų Lietuvos laisvę, o mūsų Lietuvos narsiausi Spartos vyrai sėdi apsimyžę internete ir reiškiasi arba spardo savus žmonės, kaip kad tas
kliunka, ar kaip jisai, fik suprasi ten. Tai kodėlgi ne Ukrainoje esi žmogau tokiu atveju? Va tu toks drąsus, kodėl tu nesi Ukraino, kas tau trukdo važiuoti į Ukrainą ginti Lietuvos laisvę? Juk toks drąsus esi, toks nenugalimas. Pirmin, vieni išvažiavo, kiek jau išvažiavo ir kiek grįžo. Ne tų feikinių keliautojų, bet tų tikrų kovotojų, kurie važiavo kovoti ir ne kažkur už nugarėje važinėti, o ta prasme į priekį fronto linijas. Tai grįžo nedaug, bet dabar gali siūsti. Tikrai aš pritarčiau, nes tokie mums Lietuvoje šiandien yra nereikalingi, kurie mūsų lietuvius nori šaudyti. Jie daug geriau tiktų šiandien Ukrainoje, ginant Lietuvos laisvę pirmose fronto linijose. Jeigu jie patys nesuorientuoja, kas priešas, tai valdžia galėtų įpareigoti juos. Bet aš tik tai vėlgi nesuprantu, kaip čia savanoriai, bet juos turi kažkas priversti tą daryti. Tai kur tie jūsų norai ir kokie jūs savanoriai, jeigu jūs dabar nesate Ukrainoje ir nekariaujate? Sėdė apsimyžę jie ten po miškus, kaip ten Švarcnegerius vaizduoja Terminatorius, o ta prasme, o realiai negali nuvažiuoti pakovoti, tokie jūs ir savanoriai, kažkaip mat, va tokie. Beje, šiandien teko kalbėti su vienu žmogum, kuris išdrįso pasiskambinti ir pakalbėti, paklausti, ar aš ne vatnikas. Įdomus toks klausimas, aišku, bet, kaip ir sakau, kiekvienas turi teisę klausti, kodėlgi ne, jeigu kyla abejonių, geriau pasiklausti ir pasikalbėti. Tai, bet, tas žmogus parodė tokį pavyzdį man. Jisai kitokios nuomonės. Jisai kitaip mano, kaip aš. Ir buvo tikrai įdomu su juo pašnekėti. Jeigu tas žmogus stebi mane, iš tikrųjų, ačiū tau žmogau už drąsą, kad tu nesislėpi ir išdrįsai pasiskambinti ir pasikalbėti, nes tau kyla klausimų. Tokių kaip tu nedaug yra. Ir toj jūsų pusėje. Kaip ir tokių kaip aš, sakykim, šitoj barikados pusėje nėra gal irgi daug. Bet ir tokių kaip tu nėra daug. Tai pagarba už šitą elgesį. Tai dabar apie ką, bekalbant su žmogum, man iškilo klausimas, kur yra problema? Problema yra tai, didžiausia problema, kad nebemoka bendrauti žmonės. Ir didžioji dalis būtent tų, kurie yra kitoje barikadų pusėje. Jeigu aš užduodu klausimą, pavyzdžiui, bendraujant su žmogu, man kažkas neaišku ir aš užduodu klausimą, kaip sakykim, kur Bairaktaro pinigai rinkti Bairaktarui? Juk nenupirko antro Bairaktarų, o galiausiai, jeigu ir nupirko, tai ar yra dokumentai tai patvirtintis, kur tie pinigai išleisti? Daugeliu klausimų nėra atsakymų. Ir jeigu tu užduodi žmogaus šitą klausimą, bet kokį, kuris jiems nepatogus, tai kitai pusiai, jie iš karto atsakymas jų būna koks, ta prasme. Tu esi debilas, putleris, kremlinis, vatnikas ir taip toliau. Vietoje atsakymų. Tai ar taip sudėtinga atsakyti klausimą? Ar to atsakymo jūs neturite? Tada, žinot, kaip sako, atsakymo nebuvimas jau yra atsakymas. Ir tada kiekvienas atsakymą susigalvoja pats savo, kokį nori. O tada jūs reikėt, kad tu esi vatnikas. Tai palaukit. Bet jeigu iš jūsų nėra atsakymo, kas jums draudžia paimti ir atsakyti? Jūs kaip despotai kokie, ta prasme. Aš tai pasakiau ir visi turi patikėti maždaug. Čia tik tai aš teisus. Tai žinokit, turiu liūdną naujieną. Jūs irgi taip nedarote taip, kaip aš pasakiau. Tai apie ką mes kalbam? Tai nustot reikia toms abiems suskilusioms pusėm priešintis ir suprast ne tik tai, kad savo nuomonę pasakyti, bet ir išgirst kito nuomonę ir kritiką ir kalbėtis ir surasti atsakymus į tuos klausimus tiek vienai, tiek kitai pusiai. Ir tada nebeliks susiskaldimo. Bet matomai reikia tam drąsos. Nes jeigu tu žinai, kad tie atsakymai gali tave nuvesti į kalėjimo kamerą, tai tada arba jų nėra tų atsakymų, arba jie tik tai tokie, kaip tu debilas arba tu vatnikas. Kažkaip taip šioj dienoj. Jeigu aš neteisus, tai atsakykit, tų klausimų tikrai daugybė. Pas tą kitą pusę, kuri nėra priešai, bet jūs juos vadinate ir laikote priešais. Tai kodėl jūs juos laikote priešais? Todėl, kad jie negauna iš jūsų atsakymų į savo klausimus? Jie nežino tada. Ar kaip? Jie tada susigalvoja savo atsakymus. O jums sunku atsakyti, ar kas yra? Ar tie atsakymai jums ant tiek nepatogus? Kažkoks toks gavosi šiandien vidosikas trumpas ir baigėsi tik toko laikas 10 minučių. Iki visiems.